kepti atšvaitukus, nes turbūt būna, kad pamirštat, eidami į gatvę ar ne. Tai vat, kai mes prikepsim tą atšvaituką, jūs jo niekada nepamiršit ir jisai jūs saugos. Tai dabar dėstom jums teorinę dalį, o paskui praktinę. Ugnis nuo seniausių laikų yra neatsiejama žmogaus gyvenimo dalis. Pati savaime ugnis nėra pavojinga. Atvirkščiai, ji yra naudinga ir naudojama kasdien. Tačiau tik žmogaus neatsargus ar neapgalvotas elgesys su ugnimi ją paverčia pavojinga ir netgi pražūtinga. 50 kampų. Dėl to atšvaitą reikėtų užsidėti tokiam aukštyje. Matot? Aš išdirbsiu aukščiau. Ir štai vat automobilio žibintai tikrai apšvies. O dabar, sakykime, aš turiu antrą. Vieną užsidedu ant rankos. Kur man dėti antrą? Ant kojos. Ant kojos. O dabar kur ant kojos ir ant kurios? Žemiau kelių. Taip. Vėlgi, kad žibintai mane apšviestų ir pamatytų. Ar yra vairuojančių? Yra. Ir kiek jūs pastebit žmonių nešiojančių atšvaitus? Mažai. Nulį. Aš, žinokit, irgi ir pati ir vairuoju, ir mėgstu pasivaikščioti. Ir aš labai skaičiuoju, kiek žmonių turi atšvaitus. Tai žinokit, šią savaitę, pirmadienis, antradienis, ne, žinokit, tada nuo penktadienio stovėjau prie gatvės, laukiau, kol atvažiuos mano automobilis ir žiūrėjau, kiek žmonių nešioja atšvaitus. Tai prasilenkėm, kokį 30 žmonių, atšvaitus turėjo gal kokie 2-3. Įsivaizduojat? Žiauru. Ir vaikai svarbiausia. Taip, žinokit, ir vaikų daug. Vaikai jie gal išmėto. Tai dabar žiūrėkit, dar tokį radau. Vaikam jokiuosi, sakau, čia gal auskaras. Taip, dar būna tokie atšvaitukai. Ir dar radau va tokį atšvaitukai. Žiūrėkit, čia su tokia va virvele. Labai patogu tiesiog paimti prie kokių kelnikių, va čia yra ta kilpelė, prisirišu, nereikia, įsidedu į kišenuką, einu kažkur pasivaikščioti, išsitraukiu ir savo keliauju. Ir va, daugmaž kelio aukštyje, vairuotojas mane pamatys ir nepervažiuos. O dabar sakykit, ateinat jūs prie perėjos ir aš tikrai girdėjau, daug žmonių sako, aš pėsčiasis, jis turi mane praleisti, čia yra pėsčiųjų perėja ir aš einu. Ne. Jis taip galvoja. Žinokit, pas mus buvo Jonavoje tokiu atveju, kai vairuotojas už vairo sublogavo. Ta prasme, pasidarė blogą iki sąmonės netekimo ir laimiai tada nebuvo tokių eismo įvykių, kad būtų sužalotas keleivis, tiksliau pėsčiasis, bet kad vairuotojui pasidarė blogą ir jis nuvažiavo į šalikelę ar ten atsitrenkė. Buvo partrenkti pėstieji. Dėl to jūs turit pasirūpinti ir patys savimi. Vairuotojas, sakau, gali nepamatyti, gali nespėti sustoti, o gali subloguoti. Tarp kitko, dar viena pavojinga situacija. Čia jau atšvaitas nelabai padės, bet jūsų atidumas ir jūsų savisauga. Dabar, kai būna tas toksai sniegas, ledas, arba, nepalankios oro sąlygos, būna išlenda saulė. Vairuotojo labai akina. Tas atspindys nuo asfalto, jis tiesiog, vienu metu apakina, nepamato net to pėsčiojo. Tai vėl dėl ko labai... Būrelių, darbelius, atminimus. Ačiū labai, ačiū. O šiandien, kad jums neatrodytų, kad čia vien šiandien labai susirinko, ačiū jums, kad toks gausus būrys jūsų atėjo. Šiandien apsijungė mes 3 arba 4 draugijos iš onkologinių ligonių asociacijos nariai, diabeto nariai, silpnaregių draugija ir judėjimo negalia draugija. Tai mes apsijungėme į tokį didelį renginį, kad vienu kartu mes sužinotume iš jūsų kažką. Kaip šaunu gali dažniau taip susirinkti.
Tai susirinksim, nes mūsų draugijoje... Taip. Ką daryti tam tikrais atvejais. Tai tikrai čia, manyčiau, kad būtų labai gera tema, nežinau, kas čia atsakingas už tai, kas galėtų pakalbėti, bet tikrai būtų naudinga. O kas liečia sukčius, tai žinokit, tų sukčiavimo formų yra labai daug. Yra nuo skambučių ir žinučių rašymo ir elektroninių laiškų visokiausių. Tai čia atskira tema, jinai labai plati. Tai nežinau, ar mes prabėgom galim dabar peržvelgti, arba mes darom dar vieną susitikimą ir konkrečiai viską išsiaiškinam. Nežinau, kaip jūs norite. Nes, sakau, tų sukčiavimo formų yra ir romantinis sukčiavimas. Žinokit, ir mes tikrai turim jonaviečių, kur užsikabino už to romantinio sukčiavimo. Ar turit Facebookus? Taip. Jo, ir pastebėkit, jeigu parašot kartais komentarą, po komentarų iš karto atsiranda koks ten vyrukas, kad oi, tavo profilis koks gražus, tavo nuotraukas, aš susižavėjau tavim, ar galim susisiekti. Nu ir nuo to užsisuka tas bendravimas. Mes turim apgautų moterų. Ir žinokit, ir nebūtinai brandaus amžiaus. Tai čia, žinokit, atskira tema, bet niekada neskubėkit. Sukčių arkliukas, jie dažniausiai skambina, rašo po darbo valandų arba savaitgaliais. Kodėl? Kad jūs nespėtumėt informacijos pasitikrinti. Ir jie spaudžia greitai. Tai va, niekada neskubėkit, niekada. Padėkit ragelį ir pasakykit, man reikia pasitarti, man reikia pagalvoti. Ir su kažkuo pasitarti. Pagaliau mums pasitarti. Tai gerai, tai galim tikrai susitikti, nes čia atskira tema. Jo, daug ir žinokit, sukčiavimo formų daug, mes jų pavyzdžių parodytume. Kaip jūs? Kiminaitį 4 uždėkite. Ant visų pusių. Kaip gyvenat? Ką po truputėlį? Elenas kryuos, taip. A čia... Duokit man stikė savo. Pažiūrėti, kur yra vidurys. Reikia dešinės, Gerai matosi, žinokit, gerai matosi. Klijuojame ir ant šoniuko. Jeigu norit, galiu užklijuoti dar papildomai dešiniai pusį. Pašičia labai gerai.